Sveiki, turime ketvirtasias dirbtuves susijusias su pratybų kūrimu, naudojantis ChatGPT ir CodePen platformas. Sukursime naujas pratybas. Pagrindinis pratybų akcentas yra kaip surinkti artefaktus, tai yra rezultatus mokinių į vieną vietą, suzipuoti į zip failą ir pateikti mokytojui į nurodytą platformą, ar tai Google Drive, arba kitas platformas Padlet, ar netgi išsiųsti elektroniniu paštu. Tiesiog visi failai vienoje vietoje. Labai patogu, vaikas gali tiesiog pažingsniui atlikti žingsnius, pratybas ir tokiu būdu kiekviename žingsnėje surinkti, pavyzdžiui, piešinį ir atiduoti galutinį rezultatą, suzipuotą failą mokytojui. Taigi, pereikime prie pratybų ir čia pati idėja, sugalvojau idėją gamtosaugos projektą, vadinasi Išgelbėk gamtos kampelį, trumpas aprašymas, vaikai pasirenka gamtos vietą, pavyzdžiui, miškas, upė, pieva, kuri jų manimų kenčia nuo taršos ar žmogaus veiklos, tarkime, prišiukšlinto labai. Jie turi nupiešti 2-3 piešinius, kaip vieta atrodo dabar, užteršta, sunaikinta, kaip ją galima išgelbėti, pavyzdžiui, išvalyti, pasodinti medžių, uždaryti gamyklą ir panašiai. Tada pasirinktinai, kaip jie atrodytų po 10 metų, jei būtų pasirūpinta. Po 10 metų pasirinkti, ar po 5 metų, ar po metų. Visa veiklos eiga, vaikai pasirenka vietą iš siūlomų arba susigalvoja, nupiešia piešinius, tai realiai šitie punktai ir bus mūsų pratybų žingsniai. Nupiešia piešinius, gali piešti ranka ar įkelti nuotrauką pieštą skaitmeniniu įrankiu. Taip pat gali įkelti kiekvieną piešinį, upload atskirai. Ir tada įrašo trumpą aprašymą, ką vaikas mato ir siūlo padaryti, kad vieta būtų išgelbėta. Galima trumpą aprašymą įdėti. Visi įkelti paveikslėliai ir tekstas sudedamas pratybų gale į zip archyvą, ne krūva failų, o tiesiog vienas failas zip, kurį galima jau įkelinėti ir nepasimeta. Tai pradėkime. Tam mes, aišku, naudosime CodePen ir ChatGPT. Ir CodePen platformą. Pasirinkamas funkcionalumas pen. Naujas projektas, jį galime pasivadinti. Tarkime, gamtosaugos. Klaidų nepadaryčiau. Gamtosaugos projekto Išgelbėk kampelį. Žiūrėsim, ar leis kabutės. Išgelbėk gamtos kampelį pratybos. Tai tokias pratybas galite paruošti mokiniams. Dabar ką mes čia turiu senasias pratybas, kurias mes naudojame, mums jos reikalingos vien tik dėl, kad išlaikytų tokį pat stilių. Jeigu norime išlaikyti tokį pat stilių, tai mes ChatGPT duosime savo senasias pratybas, kurias generavome tiesiog dėl pačio stiliaus išlaikymo, kad negeneruotų naujo stiliaus, o išlaikytų, tarkim, pas mane vyrauja spalvos žalia, tamsi juoda, balta spalva, tai kad tas spalvas išlaikyt, negeneruot kažko naujo, mes galime duoti realiai stilių. Tai stilių mums užtektų duoti CSS, tai tik tai šitą dalį. Tai viską galim nusikopijuoti iš čia. Iš karto nusikopijuoti. Copy, viską pažymėjus, einu į ChatGPT ir galiu pradėti aiškinti situaciją. Kuo daugiau informacijos pateiksit, tuo tikslesnius rezultatus gausit. Turiu pratybas, CodePen, tokiu stiliumi. Įkeliu stilių. Toliau
papildomai Shift Enter spaudžiu, kad galėčiau papildomos informacijos dėti. Galiu papildomai įdėti ir kitą informaciją, tai yra koks yra HTML-as. Tai aš tarsi sukuriu jam kontekstą, kad suprastų apie ką mes, kokias pratybas prieš tai turėjom. Ir beje, primenu, kad čia buvo pratybos su Scratch, tai mums tik stilius reikalingas. Tai ir nukopijuosiu dar JavaScripto dalį, copy, ir įklijuosiu čia. Tai va, mes visą aprašymą jau turime, trumpą, turiu pratybas CodePen tokiu stiliumi. Tai visas stilių įmetėm ir patį karkasą HTML ir JavaScript kalbą sudėjome. Aišku, galima visiškai nuo nulio generuoti, visiškai naują stilių, tai nesvarbu. Toliau rašome pačioj, galime ir viršui rašyti, nesvarbu dabar, ko mes norime. Mes galime sakyti, aš noriu, jeigu mes pratybas jau turime apsirašę, mes galim pradžiai paprašyti, ko mes norime ir įkelti visą aprašymą. Tai noriu sukurti naujas gamtosaugos pratybas su galimybė įkelti failus žingsniuose. Taip. Kas toliau? Galutinėme rezultate failai turi būti sudėti į zip archyvą. Paskutinėme žingsnyje turi būti, kas ten turi būti, mes aprašymą pasižiūrėkim, trumpas aprašymas. Tai galim šitą realiai nukopijuoti, ką vaikas mato ir siūlo padaryti, kad vieta būtų išgelbėta. Tai galim šitą įdėti. Žingsniai turi būti, čia galim kabutėse įrašyti. Galiu papildomai dar daugiau duoti konteksto, turiu tokį aprašymą. Ir galiu aš realiai visą aprašymą nukopijuoti ir duoti ją. Jis čia iš viso šito teksto krūvos supras. Čia yra paaiškinimas, kaip piešiniai turės atrodyti ir taip toliau. Tai spaudžiame siųsti ir žiūrim, ką gausim. Galime, kol jis dirbs, galime nueiti kavos pasidaryti ar arbatos, pasiimti sausainėlį, suvalgyti ir ramiai laukti rezultatų. Dabar jis galvoja, turėtų pradėti to rašyti. Aišku, jis čia pasidžiaugia, kad jūsų idėja yra puikia. Pateikiu visą struktūrą suskirstytą HTML, CSS ir JavaScript dalis atskiras. HTML dalis. Sudeda žingsnius. Kas supranta HTML kalbą, tai čia iš karto galima matyti, kad pirmas žingsnis yra, kiekvienas blokas yra vienas žingsnis. Tai pirmame bloke rodys tekstą, pasirinkam tos vietą, kuri tavo manymu yra pažeista, miškas upė kita. Kitas blokas čia yra iki failo įkelimo dialogo, turėtų atsidaryti dialogo langas, kuris pasiūlys įkelti failą. Failus tik tais paveikslėlius priima, tai reiškia iš kompiuterio įkelt. Antras žingsnis taip pat vėlgi paveikslėlis kitas, kuris kaip siūlo išgelbėti šitą vietą ir taip toliau. Taip, ir paskutinis paspaus mygtuką žemiau, kad atsisiųstum zip failą. Šitas prieš tai buvęs žingsnis yra text area, toks elementas, kuris pasako, kuris leis mums suvesti tekstą tam tikrą. Ir tada gale yra du mygtukai, grįžti atgal, kitas ir vienas mygtukas yra parsisiųsti zip failą. Taip pat stilius sudėjo, stilius turėtų būti parašyta mano pritaikytas, tai sukūrė stilių. Ir tada JavaScriptas, kuris atsakingas už visą interakciją, kad mygtukai veiktų ir visas zip failas. Papildomai atkreipsiu dėmesį, kad
naujas dalykas, ko mes nedarėm prieš tai, tai yra naudojama speciali biblioteka. Mes bibliotekos nuo nulio nekursim, yra krūvos internetuose prirašyta biblioteka, kurias galima panaudoti. Tai yra JavaScript zip biblioteka, kuri skirta būtent sujungti krūvą failus. Tai šitas svarbu akcentai, reiškia, aš nekopijuoju viso, šitas įsidės atskirai, o tos dalis atskirai. Tai aš jums tam įrodau, kad aklai nekopijuotumėt ir tuo pačiu noriu pabrėžti, kad šiek tiek reikia išmanyti programavimo žinių, bet aš tam įrodau, kad būtų paprasčiau. Aklai nekopijuotumėt, nes aklai nukopijavus neveiks. Pabandykim dabar atskiras dalis įkelt, paimkim nuo HTML ir pažiūrėkim, kas gavosi. Įkelkim HTML. Turim struktūrą, visus žingsnius. Tada CSS iš karto pasikeis. Matot, pasikeitė, iš karto tik rodo pirmą žingsnį, nes kiti žingsniai yra paslėpti. Ir tada JavaScriptas dabar ne viskas kopijuojama, viskas, kas yra šitame elemente script. Script elementas prasideda čia ir baigėsi čia. Pabaigos žyma yra žymima tokio pakreipimo simboliu. Tai visi elementai HTML kalboje taip žymim. Tai viskas, kas yra tarp to pabaigos ir pradžios, mes nukopijuojam. Tai pasimam nuo šitos vietos iki šitos vietos. Daugiau nieko neimam kol kas, nukopijuojam ir įsikeliam čia. Mes jau realiai turėtumėm kažkiek veikiančias, galime netgi išbandyti. Atgal kitas veikia, puiku. Failus įkelti, žiūrėkit, irgi veikia. Įkelimas veikia, galiu eiti į kitą žingsnį, kelti kitus failus, viskas veikia. Dabar kas neveiks, vienintelis dalykas neveiks, tai zip failas, zipavimas. Gerai, pabandysim kitas. Aš sukelsiu tos pačius paveikslėlius. Kitas. Čia aprašymas, tas. Kitas ir galiai ir atsisiųsti zip. Kai paspausiu atsisiųsti zip, niekas nevyksta. Niekas nevyksta, nes atrodo kodą turim, bet mes neįdėjom vieno dalyko, tai neįdėjome šitos dalies. Dabar kur šita dalis dedasi? Čia mums reikalingas tik tais pats adresas. Šitas adresas, tas, kuris yra kabutėse. Kabučių nekopijuokit, tik tai, kas yra viduje kabučių. Nukopijuokite. Pirmiausia, ištestuokime, ar šitas adresas veikia apskritai, nes kartais būna ChatGPT pasiūlo adresus senesnę versiją, nes mato, čia yra skaičiukai, jas reiškia šitos bibliotekos versiją. Tai jeigu ta biblioteka gali būti pasenusi arba adresas pasikeitęs, tai jo tiesiog nepasieksi, tiesiog turi seną informaciją, galima įklijuoti adresą bet kur naršyklėje ir atsidaryti. Jeigu matote kažką panašaus, čia yra JavaScripto biblioteka visa, suspausta žmogui neįskaitomų formatu surašyta, tai viskas gerai, reiškia, jis yra pasiekiamas ir mes tą biblioteką įdedame į JavaScriptas. Kiekvienas beje turi tiek HTML, tiek CSS, tiek JavaScriptas turi tokį krumpliaratį, ant kurio paspaudus, krumpliaratis kai dešinėje pusėje, matot, šone. Paspaudus galima įsidėti papildomus resursus, tai šiuo atveju biblioteką. Čia pagal nutylėjimą jau yra įdėti laukai, uždariau, įdėti laukai ir mes galime pridėti add another resource, angliškai, atsiranda laukelis ir čia įklijuojam tą adresą. Tas adresas ir paspaudžiame mygtuką Save and Close, išsaugoti ir uždaryti. Uždaryta, biblioteka įdėta, galime testuoti, einame po žingsnį ir įkeliame bet kokius paveiksliukus. Vienas paveiksliukas, antras paveiksliukas,
vaikas atlieka užduotis, trečias paveiksliukas parašo tekstas, pavyzdžiui, testavimą, kitas ir atsisiųsti zip failą. Paspaudus atsisiųsti zip failą, automatiškai parsiunčiamas failas, suarchyvuotas ir šičia mes turime katalogą, tiksliau ne katalogą, o zip failą ir pavadinimas, matote, gamtos kampelis gelbėjimas. Tai šitą zip failą, pavyzdžiui, vaikas gali nusiųsti elektroniniu paštu jums arba įkelti į nurodytą Google diską arba, na, pavyzdžiui, mokytojai mėgsta naudoti Padlet platformą, į Padletą įkelt. Toliau mokytojas, jeigu nori peržiūrėti, jis gali tiesiai atsidaryti ir čia ras visus failus vienoje vietoje. Piešinys 1, piešinys 2, piešinys 3 ir aprašymas. Galim pažiūrėti aprašymą, galime pažiūrėti paveikslėlius. Nu, čia kažkokie tai paveikslėliai, kol kas nesusiję su ta tema, bet pagrindinė idėja parodyta. Tai viskas yra zip faile, jį galima taip pat išarchyvuoti, extract all ir išarchyvuojame ir turime jau katalogą. Gamtos kampelis gelbėjimas. Dabar ką būtų galima papildomai padaryti, visada galima tobulinti savo pratybas. Pavyzdžiui, mes norėtumėm, kad klasėje yra daug vaikų ir dabar jeigu visi vaikai padarys tas pratybas, tai visų vaikų zipai sukelti į Google diską arba į Padletą, suarchyvuotų failų pavadinimai bus vienodų pavadinimų, gamtos kampelio gelbėjimas. Tai galbūt aš noriu, kad kiekvieno vaiko vadintųsi šitas susipuotas katalogas jų vardu. Pavyzdžiui, Jonas, Petras, Onutė ir taip toliau. Vadintųsi, to, kas atliko pratybos vardu. Tai paprašysime, kad papildytų tai. Ir daugiau, dar vienas dalykas, ko būtų gerai, grįšiu atgal per pratybas. Pavyzdžiui, neleistų peršokti į kitą žingsnį. Šiuo atveju yra paveiksliukas, kol paveiksliukas neprisektas. Tai padarysime 2 patobulinimus. Tai pirmas patobulinimas, kad vaiko vardas atsispindėtų zip failo pavadinime ir kitas, kad neleistų atlikti kito žingsnio, kol neįkeltas paveiksliukas ar neužpildytas teksto įvedimo laukelis. Tai pabandykime patobulinti. Pasakykim, liuks atlikta. Dabar norėčiau patobulinimo. Pirmiausia, noriu, kad būtų galimybė įvesti vaiko vardą ir vaiko vardas turėtų atsispindėti zip failo pavadinime. Kaip ir aišku. Kitas dalykas, ką mes norim patobulinti, tai kad neleistų pereiti į kitą žingsnį, turi neleisti pereiti į kitą žingsnį, kol neįkeltas failas arba neparašytas tekstas. Pavyzdžiui, vardas ar aprašymas. Taip, dar gal ir gerai. Viskas. Tai siunčiame. Puikus patobulinimai. Štai atnaujinta versija. Tai pasiūlys, tai bus vardas, pavyzdžiui, Jonas ir tada gamtos kampelio gelbėjimas. Privalomas laukas, visi laukai bus privalomi, kas čia pasikeičia. Čia kol kas HTML greičiausiai nesikeis, mums keisis tik tais JavaScriptas, kuris patikrins, ar įkeltas paveiksliukas arba neįkeltas. Tai va, greičiausiai va šitoj vietoj ir tikrina
funkcija, kuri tikrina žingsnius. Validate step, tai validuoti žingsnį ir atitinkamo žingsnio numeriukas perdodamas ir tikrinamas. Jeigu pirmas žingsnis tikrins, ar reikšmę turi vaiko vardas, child name turi reikšmę, toliau ar pirmas failo ilgis daugiau negu 0, antro failo ilgis daugiau negu 0 ir aprašymas netuščias. Taip, čia tik 2 failai. Man atrodo, trūksta 3. Pažiūrim. Galime paklaust. Čia aš kai suprantu, aišku, mes testuodami tai rastumėm, bet galime paklausti dėl šitos vietos, ar tikrai tik 2 failai čia. Aš nukopijau funkciją ir paklausiu, ar tik 2 failai. Geras klausimas. Tavo funkcija šiuo metu tikrina tik privalomus laukus pagal žingsnį 0, 1, 2, 4. Trečias žingsnį yra pasirinktinai, todėl nėra tikrinamas. Nu va, dėl to, kad jis trečias neprivalomas, jeigu mes grįžtumėm į gamtosaugos projektą, tai trečias pasirinktai, kaip jis atrodytų, tai nebūtinas. O mes paprašykim, kad jis, sako, jeigu nori, kad jis būtų būtinas, aš turėčiau įdėti va šitą eilutę. Arba galiu įdėti šitą eilutę, arba paprašyti pergeneruoti. Tai aš įdėsiu šitą eilutę, kadangi aš žinau, po to įdėsim. Tai viskas aišku, dėl ko jis neįdėjo, nes iš konteksto suprato, kad šitas pasirinktinai, suprato vienaip, mes pasirinktinai supratome, bent jau aš kaip paaiškinau, mano idėja pirminė buvo, kad pasirinktinai ar po kelių metų. Po 5 metų, po 1 metų ar po 10 metų. Pasirinktinai tik šiuo atveju ChatGPT suprato, kad šitas neprivalomas, todėl ir validacijos nedėjo šitam žingsniui. Tai gerai, tai viską kopijuojam, viskas tinka, įkeliam HTML, ištrinam prieš tai buvusią. Toliau CSS nesikeičia. JavaScript'ą nukopijuojame. Ištriname prieš tai buvusią. Čia iš naujo įkelinėti nereikia. Neskubam. JavaScript'ą ištrinkiam, neskubam. Vėlgi, prisiminkim, kad čia vis įdeda tą script. Tai mes turime antrojo script visą turinį vidų iškopijuoti, kaip darėme prieš tai. Nukopijuojame ir įkeliame. Antrą kartą šitos bibliotekos kelti nebereikia, nes šitą biblioteką, jeigu paspausime ant smagračio, ji vis dar tebėra čia. Tai sukėlėm ir čia galime surasti tą validavimo žingsnį, validavimo funkciją ir įkelti trečią dalį. Galim nusikopijuoti iš čia, kur siūlė. Ta prasme, jeigu tai sudėtinga, visada galima paprašyti ChatGPT, kad jis tiesiog visą kodą pergeneruotų pagal naują idėją, bet aš noriu parodyti, kad tai puikia galimybė pačiam prisidėti prie kodo supratimo, geriau suprast kodą, kai pakeis tik tais tam tikrą dalį. Tai iš eilės gaunus nulinis žingsnis, 1, 2, 3, 4, trečiame žingsnėje patikrina trečią failą. Čia patikrina 4 failą. Tai va, šiek tiek galima, netgi nemokant, su ChatGPT galima ir išmokti programuoti. Tai va, mes jau turime vardą. Ko mums dar reikia, kaip mes atrodo viską mums ir atliko. Ištestuokime. Tai mums belieka tik tais ištestuoti žingsnius. Beje, čia yra programavimo aplinka, kūrimo aplinka. Tai visų pirma, kaip pasidalinti tokiu projektu su vaikais, tai apačioje yra mygtukas Share, vadinasi, dalintis. Ant jo paspaudas atsidarys naujame lange naujas pilnu vaizdu, pilnu ekranu vaizdas.
Ir va šituo adresu, kuris yra viršuje, galima dalintis. Juo galima dalintis ir vaikai pasieks šitą aplinką. Tai pirmas žingsnis - įveskite vardą. Pavyzdžiui, Jonas prisijungia ir suveda Jonas. Kol nesuvesta, matot, aš galiu pereiti į kitą. Negaliu pereiti. Labai gerai. Veikia validacija. Jonas. Matot, nesuvedu. Jau testuojam, ar ne? Nesuvedu, spaudžiu kitas. Sako, užpildyk reikiamą informaciją prieš pereidamas. Jonas. Gerai. Čia reikia pasirinkti. Įkelk piešinį, kuris vaizduoja, kaip vieta atrodo dabar. Užteršta. Tai jeigu spausiu kitas, vėl išmeta pranešimą. Galima ir kitaip paprašyti padaryti, bet čia vis jūsų fantazijos reikalas, kad nemestų tokio pranešimo, bet tiesiog mygtukas būtų neaktyvus. Spaudžiant niekas nevyktų. Galima ir taip paprašyti, bet čia jau jūsų fantazijos reikalas. Toliau bendrauti su ChatGPT ir jums padės. Tai kelkime pirmą paveiksliuką. Aš paruošiau specialiai tam paveiksliukas, vienas piešinys, kai yra užteršta, toliau vaikai tvarkosi ir kaip gali paveiksliukas kaip atrodyti vietovė po to. Tai įkeliu paveiksliuką, einu kitas, jau leidžia. Kitas žingsnis, vėlgi bandau, testuoju, neveikia. Čia tokius dalykus galima plus vaikus mokyti ir kaip testuoti programas. Testuoti, ne? Iš kiekvieno viską ištestuoti. Nieko neįkeliu, bandau spausti, ar teisingai gaunu pranešimą, ar tikrai to reikėjo kaip su programomis. Pasirinkti. Įkeliame kitą paveikslėlį, spaudžiame kitas, patestuojame, ar šitas neveikia. Neveikia, kol neįkeltas, ir įkeliame trečią paveikslėlį. Kitas. Tada įdėsime aprašymą. Įrašyk trumpą aprašymą, ką matai ir ką siūlai padaryti. Tai susirasti užterštą vietą, sutvarkyti, džiaugtis vieta, sutvarkyti, prižiūrėti, nuolat džiaugtis gražia aplinka po 10 metų. Čia galima daugiau laiko skirtam ir rašyti daugiau teksto, bet čia ne tam esmė, mes testuojame pačias pratybas, spaudžiame kitas. Ir viskas, paskutinis žingsnis - atsisiųsti zip. Zipas atkeliavo. Čia vėlgi patestuojam, ar gavome tai, ko reikia. Jonas gamtos kampelio gelbėjimas. Ir jeigu išeisime į archyvą, galim kiekvieną paveiksliuką pažiūrėti. Viskas vienoj vietoj sudėta. Tai visas šitas archyvas gali būti siunčiamas ir patikrinama aprašymą. Aprašymas TXT formatu įkeltas. Tai visos pratybos, toliau jūsų fantazijos reikalas, kaip dar galite išplėsti tokias galimybės. O jūs, jeigu patinka, prenumeruokite mano turinį ir tokių pratybų bus daugiau įvairių, kaip galima išnaudoti visas galimybės, naudojant dirbtinio intelekto ir taikyti mokymo procesą, palengvinant jums darbą, paspartinant darbą ir pagerinant to darbo kokybę. Iki kitų susitikimų.